jeigu žiūri į vaikus arba į nėštumą kaip į vargą, tai aišku, taip ir kankinėsi visą gyvenimą iki 18 metų. Tai jeigu žiūri, kad iš tikrųjų tai nėra labai sunku, tik tai strategija. Man atrodo, jeigu sugebi firmą normaliai organizuoti, taip kad šeimoje irgi nėra labai sunku suorganizuoti. Tai be abejo, jeigu ne, tai įsimčiau rankas už galvos ir sakyčiau, nu ką man dabar daryti, siaubas, su 6 vaikais, viskas. O dar ir į diskoteką noriu, tik jauna ir viską, nu tai kaip viskas, pririšta. Iš tikrųjų tai ne. Nors akivaizdu, bet neįtikėtina, tik toks pirmas įspūdis susidaro pamačius įspūdingą šviesiaplaukę mamytę apsuptą būrio mažylių. Paeiliui gimė 6 Deimonas, 2 metų dvynukai Dženi ir Safyra, 2 mėnesių trinukai Persi, Royce ir Tiffany, visas šis vaikų darželis jos, 28 metų lietuvės Erikos meilė ir laimė suradusios sporte, antrame pagal dydį Portugalijos mieste. Jaunos užsienietės gimdymo rekordai Portugalijoje tapo tikra sensacija. Apie klestinčią verslininkę 2 firmų savininkę Eriką Santos portugalų spauda rašė ne kartą. Tačiau gimus trinukams, daugiavaikės mamos interviu bei nuotraukų su 4 sūneliais ir 2 dukrytėm ėmė prašyti bene visos vietinės televizijos, gyvenimo būdo žurnalai ir laikraščiai. Tačiau kol kas Erika portugalų žurnalistams savo mažylių nerodo. Kadangi nepatingėjote atvykti net iš Lietuvos, Lietuvos rytui padariau išimtį. Šypsosi Erika, nė iš tolo nepanaši į išvargusią ir rutinoje paskendusią 6 vaikų mamą. O šiaip tai nėra taip sunku, kaip atrodo. O ja, tu tragedija 3. Ir dar 3 mažiukai kiti. Kaip čia? Moteris prisipažįsta ir pati dar neapsiprato su mintimi, kad turi net 6 vaikučius. Reikėtų atsisėsti ir ramiai pagalvoti, bet laiko nėra. Skėsteli rankomis ji. Visi namai pilni vaikų ir visi mano. Mano kraujas, mano nosytė, mano akytės, mano plaukai ar dar kas nors. Kaip taip įmanoma, kaip taip, man atrodo, kaip būsiu tikrai senutė, kokiu 90 metų ir turėsiu daug anūkų, proanūkių, galbūt tada tik tai susigaudysiu, kame reikalas, kadangi dabar labai sunku rutina, tavo gyvenimo rutina, taip turi būti ir net nepastebi, net nesustoji ir nesusivoki, ką turi. Iš tikrųjų labai net šiurpas eina. Erdviame 3 aukštų name su vaizdu į Atlantą vaikus prižiūrėti padeda Anyta, auklė ir žinoma vyras. 34 metų venesuelietis Šau. Mano auksas, meiliai žvelgdama į vyrą, sako Erika. Daugiavaikį tėvelį užklupome besiruošiantį eilinę verslo kelionę. Verslo konsultantų dirbantis vyras gan dažnai išvyksta darbo reikalais, tačiau namie jis nepamainomas pagalbininkas. Iš tikrųjų, pirmas vyras, kuriam pasakiau, kad aš tave myliu. Myliu savo vyrui Erika pasakė prieš 8 metus čia, Porto mieste. Į Portugaliją tada dar 19-metė kaunietė atvyko atostogų. Pakeliauti po šią šalį Erika pakvietė draugę. Mėlynakė, ilgakojė blondinė it magnetas traukė vietinių vyrų akis. Tarp jų buvo ir Portugalijoje gyvenantis emigrantas iš Venesuelos. O būtent vyrai čia labai mačio latino. Taip, kad jo, ir jiem būtent blondinė, akis mėlynos, o jie, tai egzotika. Ir susipažinom, atidėjome dar bilietus, dar truputį. Taip, atidėjau dar bilietus, draugė dar pavažinėjome po Portugaliją, jis mums išrodė visą Portugaliją, Ispaniją. Ir paskui grįžinėjau namo ir jis sako, bet tu sugrįši? Jo, sakau, sugrįšiu. Jo, galvoju, ir ko aš čia sugrįšiu? Pasirodo, jis buvo teisus. Ir mėnesį laiko paskui mane lakstė, skambinėjo, kol prisikvietė. Ir kai atskridau antrą kartą, nusivežė mane į tokią pilį ir pasipiršo. Ir aš tokia, gerai.
Nu, išbandysim. Aš tokia mėgstanti aventūras. Taip kad galvoju, nu išbandysiu, pažiūrėsiu, kas gausis, kas šiandien. Vien įdomu. Tai iš tikrųjų 8 metai. Labai labai laiminga. Lietuvė už venesueliečio ištekėjo vos po pusmečio draugystės ir nuo to laiko Portugalija jai tapo antraisiais namais. Iš pradžių su vyru kalbėjo angliškai, nes portugališkai nemokėjo nė žodžio, tačiau netrukus ambicinga moteris įstojo į universitetą ir baigė teisės bei verslo vadybos mokslus jau portugalų kalba. Pora susilaukė sūnaus, o po 4 metų ir dvynukų. Apie porelę, mergytę ir berniuką Erika svajojo nuo vaikystės. Tačiau jos ir vyro giminėje dvynukų nebuvo, tad ji pasiryžo dirbtiniam apvaisinimui. Aišku, gydytoja tai buvo labai nustebus, sako, nu kaip jūs jauni, jau turite pirmą vaiką, kas čia per idėją? Ir sakau, nu mano svajonė, mano vyras sako, kalbėkit su ją. Ir sakau, mano svajonė ir aš įsivaizdavau, va, būtent su dvynukais, mergytė ir berniuku, būtent. Ir taip labai norėjau. Ir va, šiandien galiu pasigirti. Kad turi? Va. Rankų užtenka tada, ne? Oi, tuoj parodysiu čia. O tu, Tiffany, va, tu man. O kas pirmas suvalgo? Pakeliu atsirūkti. Tuoj už mėnesį jie patys laikysis. Lygiai tas pats buvo su dvynukais. Oi, bebežinių jie tu. O trinukai į šį pasaulį pasibeldė netikėtai ir be jokio medikų įsikišimo. Netyčiukai, supuodama 2 sūnelius ir dukrytę, šypsosi laiminga mama. Mažyliai nėra identiški, nes visi 3 turėjo skirtingas placentas. Taip ir būna, kad pastojau pirmadienį, paskui antradienį ir trečiadienį, taip kad kiekvienas vaikas turi savo dieną. Jeigu būtų 3 berniukai, tai taip ir pavadinčiau pirmadienis, antradienis, trečiadienis. Juokauju, ne. Iš tikrųjų, tai kartais taip išeina, kad ne vieną dieną visus pastojau. Tai, o kai nuvažiavai, kai gydytojai pasakė, kad 3, kokia buvo pirma reakcija tavo? Šokas. Kaip po 3 vaikų, dar 3, dar 1, tai gerai, dar 2, suprantu, dabar 3, nes tik tai 2 rankas turi, bet kaip čia dabar bus. Erika juokėsi prisiminusi, kai ligoninėje jos ir ką tik gimusių sveikų gražių trinukų pasižiūrėti būriais eidavo, net visko matė gydytojai, seselės, administracija. Galbūt daugam toks būrys vaikų atrodo stebuklas, bet man tai jau kasdienybė, sako ji. Paprašyta išduoti paslaptį, kaip pavyko po 3 nėštumų išsaugoti nepriekaištingas kūno formas, moteris tik šypteli. Iš tikrųjų, tai nėra jokios paslapties, paprasčiausiai per nėštumą niekad nevalgiau už 2, nei už 3, nei už 4, kadangi turėčiau valgyti, o iš tikrųjų tai jie pasiema tiek maisto, kiek jiem reikia, kadangi turiu kliniką ir aš turiu va būtent tom panelėm ar moteriškiam išaiškinti va šitą sistemą ir aš kaip pavyzdys, sakau, nu pasižiūrėkit mane. Taip, turbūt jau darai kažką, tai arba vaistus kažkokius geri, arba tenai naudojasi. Iš tikrųjų, aš niekad neišbandžiau nei vieno aparato, o būtent plonėjimo ir ten visų to. Todėl, sakau, nu, tikrai labai viskas veikia, bet iš tikrųjų viskas šiandien. Jos laikas suplanuotas minučių tikslumu. Nori, nenori, bet jo turi užtekti visiems ir viskam. Kiekvienam vaikui, vyrui, namams, kelionėms, draugams, nuosavam verslui ir savo. Figūra išryškinanti trumputė suknelį, aukštakulniai, manikiūras, pedikiūras, taip 6 vaikų mama atrodo kasdien. Turime tik tai vieną gyvenimą. Jeigu turėčiau 3, tai išdalinčiau. Vieną šeimai, tik tai šeimai. Kita karjerai, o kita tikrai crazy, būtent savo malonumui, kelionėm. O kai turime tik vieną, turime suderinti būtent visas šitas sritis. Oi, dabar supažindinsiu su kambariais. Tai čia,
Va trinukų. 500 000 eurų kainuojančiame erdviame name Santosų vaikams netrūksta nieko. Brangūs žaislai, drabužėliai, geriausia mokykla ir vaikų darželis. Garažas. Motociklų garažas. Poros garaže 4 brangios mašinos, vandens motociklai. Mano mylimiausias sportas. Pinigų madingiems apdarams neskaičiuoja ir pati Erika. Tačiau ji nėra priklausoma nuo vyro pinigų ir sako, kad banknotais čia tikrai nelyja. Neištekėjau už vyro, turtingo vyro. Mes abudu pasistatėm visą šitą gyvenimą. Taip kad tiek aš, tiek jisai nusipelnė turėti būtent. Aš kai atvažiavau į Portugaliją, neieškojau kažkokio tai princo. Kadangi tokių princų labai daug yra Lietuvoje. Ir draugavau, ir su pilim, ir su daug pinigų, bet niekad man... Buvai laiminga? Va būtent. Neturėčiau tos teisės, tos laisvės. Būtent daryti tai, kas man patinka labiausiai. Energinga lietuvė neužsidarė namuose tarp čiulptukų, buteliukų ir sauskelnių. Pradėjusi karjerą nuo aerobikos instruktorės, dabar ji grožio klinikos ir sveikatingumo bei pramogų centro savininkė. Beje, analogų geriausia ir naujausia įranga aprūpintam centrui nėra ne tik Portugalijoje, bet ir visoje Europoje. Jame Erika su vyru įrengė virtualų golfą, dviračių salę ir įspūdingą baseiną, kuriame pramogų ištroškę portugalai treniruoklių pedalus mina vandenyje, blykčiojant lazeriams ir griaudint muzikai. Po 3 metų aš tikiuosi, kad ne tik tai vienas šitas centras bus ir Lisabonai, ir netgi kitose šalyse, kadangi Angola viena iš šalių, kuri tikrai galėtų atidaryti tokį centrą. Ieškome investitorių ir... Pati nori Angoloje atidaryti tokį centrą? Be abejo, kadangi tenai arba labai turtingi, arba labai neturtingi. Šitas tavo centras yra turtingiem Portugalam ar... Visiems. Tarp kitko nėra to. Man asmeniškai taip patinka kaip mano namai, taip kad aš sakyčiau, kad turėtų tik tai įeiti tie special. Bet iš tikrųjų tai kiekvienas žmogus gali ateiti, kaip ir į džimą. Lyg 2 firmų dar būtų negana, veikli lietuvė neseniai nėrė į dar vieną sritį – gyvenimo būdo vadybą. Padedu žmonėms siekti savo tikslų ir svajoti. Esu visiškai tikra, kad nieko neįmanoma nėra, sako 6 vaikų mama. Dabar jos planuose nei daug, nei mažai. Didžiulė pilis našlaičiams. Kad turėčiau tokią pilį, kaip aš įsivaizduoju. O būtent tokioj vietoj, kaip aš įsivaizduoju, su laukiniais arkliais ir būtent daug žalumos ir labai gražių horizontų. Valstybė negali padengti visų išlaidų. Ne? O aš vaikam būtent noriu parodyti, kad yra rojus. Kažkur tai gali būti rojus, ne? Savo limitais, aišku. Bet būtent tam man reikia turėti pagrindą finansinį, kad galėčiau padengti likusias išlaidas, kur valstybė negali padengti. Ne? Ir būti saugi, kad tikrai tiek tiem namam, našlaičiam, tiek mum patiem gyvenimo lygis nepasikeis. Pilį našlaičiams Erika pastatys, nes jau išmoko pasiekti visko, ko nori. Tačiau pilį matyt teks statyti ir savo vaikams, nes 6 mažylių Santosams tikrai dar negana. Dar bus už kokių 10-15 metų. 15 topas. Iš tikrųjų, tai gal po 10 metų. O jeigu bus dabar 4? Nu, po tokios pauzės, nežinau, ar bus 4. Bet jeigu būtų 4? Nu ir gerai, 10-ukas bus. Dar geriau, tai iš viso kokia rekordininkė būčiau. Pasaulio, dabar tai galbūt Europos, o taip tai iš viso.